Atsidarius Structural Analysis langą matome pasirinkimus, nuo ko pradėti modelį. Tai yra Shell Design, Frame Design, Building Design, Connection. Čia yra dar daugiau visokių pasirinkimų. Skiriasi čia to dalykai, kad skirtingi įrankiai pasirinkus būna, tarkim, čia vienokie įrankiai, čia atlaisvinimui, atramos kitokios užduotos automatiškai pradžiai. Čia tik tai sujungimų projektavimui įrankiai skirti. Čia pasirinkimai viso pastato, čia tik tai metalinių konstrukcijų, pastatas trimatis. Na ir įvairūs kiti, čia santvara, tik plokštė, tik trimačiai kūnai, sienas, kažkokie tai dar skerspjūvio patikrinimai, atskirų elementų armavimas, sujungimų armavimas, čia rėmo kažkokį su kranais ar kažko panašiai. Tai geriausia pasirinkti šitą įrankį, kadangi čia bus visi įrankiai, kurie reikalingi darbui, modelio kūrimui, trimačiui, kokį nori tokį kurk. Čia visi įrankiai manomi sudėti. Pasirinku šitą modelį. Nu ir ką, pirmas dalykas, ką reikia padaryti, pradėjus dirbti, pasižiūrėti nustatymus programos. Tai yra, čia paspaudus iššoka du pasirinkimai, Preferences ir Job Preferences. Tai Preferences yra bendri nustatymai visi programos, tai yra regiono nustatymai, čia pagal ką projektuosi, ten kokios normos ir panašiai, kalba, čia lietuvių nėra, šiaip 11 yra dar lietuvių kalbos pasirinkimai, 12 jau nebėra. Autodeskas nebeinvestuoja, kai sakant, per mažą rinką. Printout language, tai ataskaitų čia kalba tiesiog. General parameters, visokių nustatymų nemažai čia, bet realiai kokie jie pradiniai yra, tokių čia nebūtina kitalioti. Svarbu tie regional nustatymai, nuo jų čia kažkas priklauso biški. Čia spalvas, visokios pasirinkimai ataskaitų, nelabai svarbu. Čia irgi viskas kaip atrodys. Čia brėžinių ataskaitoms, kaip viskas atrodyti turėtų. Tarkim, gali būti kažkokios linijos tiems jau brėžinių redagavimui programą nusistatė, čia ne taip svarbu. O čia yra svarbesnių nustatymų, čia yra vienetai ir formatai, kas bus naudojami, tai metriniai, tai angliški vienetai, kaip matuojami čia konstrukcijų matmenys, tarkim, kad 3 rodytų po kablelį, metrais rašo. Geometrinės savybės ir taip toliau, tai čia viskas aišku visiems, kas dirba su kažkiek programų. Aš įlinkius nusistatau milimetrais, man kažkaip patogiau. Na ir viskas, čia po vieną perina, čia nėra taip svarbu. Medžiagos nusistato pagal tai, ką projektuosim. Lietuviškos čia yra rokodiškos, rokoda yra rusiškos. Na, tai čia šiuo atveju ir palieku. Pagal defaultą visi elementai, kurie bus kuriami, bus metaliniai S235, betoniniai tokia klasė, medienos tokia klasė. Paskui galima redaguoti, bet pradiniai bus tokie. Čia galima susikurti savo medžiagą, kažkokią su tam tikrom savybėm. Databases, čia duomenų bazės, kurios naudojamos profiliams, pavyzdžiui, steel timber sections, tai plieno ir medienos skersvėjai. Čia kadangi dažnai pagal rūkį projektuojama, tai vamzdžius, tarkim, galim pasimti gal DIN standartą, kadangi jeigu ant serfo rašo DIN, tai mums irgi tinka čia mūsų visokie profiliai. O čia kažkokio nereikia, čia iš viso nesąmonių. Čia user, tai irgi reikia pasilikti, nes jeigu kokį profilį reikia susikurti, tai turi būti vehicle loads, tai judančios apkrovos, žodžiu, standartinės apkrovos, tai
savo svorio apkrovos, žodžiu, varžtai, kariniai varžtai, armatūra yra pagal euro kodą, bet jeigu mes ten ieškomės 400-240 armatūros, tai tada SNB5 dar reiktų prisidėti. Čia tinklų nustatymai, projektavimo normos, pagal ką bus projektuojama. Tai euro kodai sužymėti, tai mums kaip yra čia artimiausiai dabar čia. Ir kombinacijų, tai čia nuo kodo priklauso šitie visi parametrai, kur galima aišku užsisaugoti savo, susivesti savo, tarkim, kategoriją pas mus 1.3, ne koeficientas, tai mes čia galime susivesti, užsisaugoti ir bus naudojama. Čia tie koeficientai atitinka kaip ir STR, kur jau ten antra, trečia ta kintama apkrova. Čia tai kaip sudaro derinius parašyta. Structure analysis. Tai čia apie įspėjimus visokie nustatymai, čia modų skaičiavimai, dinaminiam skaičiavimui, čia netiesiniai skaičiavimai, tai irgi čia paprastai statikai nenaudojami šitie dalykai, todėl čia daug nieko neaiškinsiu, kam reikia, tai jau teks pasidomėti. Meshing čia yra automatiškai kokia bus pagal nutilėjimą, kokia bus tinkliuko kūrimas, koksai tai bus normalus, ar ten labai jau toksai grubus, normalus, arba labai tankus tinkliukas. Tai tarkim, čia galima užsistatyti kažkokį tai normal, bet galima taip pat pasižiūrėti, kas čia uždėta yra. Tai čia nustatymai tinkliuko tankumo, pagal kokį tipą, pagal kiek taškų ir taip toliau. Tai va, čia nusistačius susikrovus kažkokį duomenų bazės, kurios reikalingos, tai tarkim plieno ir armatūros pagrinde galima paskui pradėti dirbti.